3, Europiečiai, 2, veikime kartu. 1. Tik būdami kartu mes esame stiprūs. Europos parlamento aplinkosaugos, maisto saugos ir sveikatos komitete aš labai įsitikinęs kovoju už tai, kad būtų įtvirtinta Europos sveikatos sąjunga, kuri sudarytų galimybės visiems Europos piliečiams gauti vienodas sąlygas gydyme, taip pat užtikrinti piliečių sveikatą, kad būtų švari aplinka, kad nebūtų užterštas vanduo, užterštas mūsų oras miestuose, kad žmonės galėtų tikrai jaustis, jog jų aplinkos sąlygos yra sveikos ir taip pat, kad jie gydymosi atveju turėtų galimybę gauti kokybišką, deramą sveikatos apsaugą. Šis klausimas yra ypatingai prieštaringas, nes nėra abejonės, kad gal mano gyvenimo kelias, gal mano praktika, gal mano patirtis sukels daug įspūdžių ir kitiems. Esu gimęs Stalino gulaguose, prie Laptevų jūros, toli Azijoje, prie Lenos upės žiočių. Ir štai disidentas, politinis kalinys, tremtinys, laisvės kovų dalyvis, Lietuvos valstybės nepriklausomybės akto kūrėjas, signataras, Lietuvos konstitucijos, vienas iš autorių. Štai dabar esu Europos parlamente ir Europos Sąjungoje dirbu, įrodydamas į savo gyvenimo pavyzdžių. Kaip galime įveikti totalitarizmą, kaip galime nugalėti ir pasiekti demokratijos pergalę ir kaip galime ginti žmogaus teisės. Manau, kad tai galėtų patraukti ir kitus. Atsipalaidavimas yra mūsų gyvenimo būtinoji dalis. Mes visi žinome nakties miegą. Mums visiems, visai žmonijai, be galo brangu, gražiai, giliai išsimiegoti. Tačiau to neužtenka. Reikia mokėti atsipalaiduoti dieną, tarp darbo valandų, tarp įtampos, tarp savo darbotvarkių. Todėl be galo svarbu mankštintis. Bet labiausiai mėgstu atsipalaiduoti, kai aš plaukiu Lietuvos upėmis Baidarė. Arba einu į mišką rinkti grybų. Eini lapai, miškas, nieko negalvoji, staiga pamatai nuostabų tau patinkantį grybą. Tai atpalaiduoja ir tave suriša su netikėta miško dovana, kuri dar labiau įkvėpia būti atsipalaidavusi. Mano žinia būtų labai paprasta. Niekad nepasiduok. Niekad nenuleis rankų. Visada suprask vieną, kad tavo širdis, tavo žvilgsnis, tavo stiprumas gali atremti visus iššūkius. Ir yra puikus Rudyardo Kiplingo eilėraštis If, jeigu. Ir jeigu tu matysi, kad tavo pastangos nepakankamas, kad tai, ką tu darėjai, staiga subyrėjo, kad tai, ko tu siekėjai, staiga pasirodė, kad nepasiekiama. Bet jeigu tu turi savyje jėgų vėl viską pradėti iš naujo, ši žinia, tavo galimybė, tavo startas iš naujo atskleidžia tavyje patį brangiausią dalyką – žmoniškumą. Niekad nepasiduok ir visada tikėk žmoniškumu. Aš esu Vytenis Povilas Andriukaitis, Europos parlamento narys, išrinktas pagal Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų sąrašą. Atstovauju Europos socialistų ir pažangiųjų demokratų frakcijos politinę šeimą Europos parlamente. Esu Europos parlamento aplinkosaugos, maisto saugos ir sveikatos komitete, sveikatos pakomitetėje, esu jo koordinatorius. Esu istorikas. Be galo daug esu skaitęs knygų. Tūkstančius. Bet kaip istorikas visada žavėjausi tais, kurie sugeba pateikti visų tautų istoriją per bendrą prizmę, per bendrą kontinento
panoramą. Ir tokia puikia knyga yra Normano Daviso Europos istorija. Ir aš ją skaitau, sugrįžtu prie jos, nes tai man padeda suvokti, kasgi yra šiandien mūsų Europos Sąjunga. Ir aš kiekvienam rekomenduoju skaityti tą istoriją, kuri žymiai plačiau negu nacionalinės istorijos atsako į klausimus, kas mes esame. Kas mes esame pagal savo kilmę, pagal savo kultūrą, pagal savo identitetą ir taip pat, kodėl mes esame europiečiai. Taigi, Normano Daviso Europos istorija. Europos Sąjungos idėja, jos evoliucija mane viliojo visą laiką. Nuo pat jaunų dienų, būdamas gydytoju ir istoriku, visą laiką svajojau apie tai, kad ateis metas, kada Lietuva kaip nepriklausoma, savarankiška valstybė taip pat dalyvaus demokratinių valstybių sambūryje. Ir štai ES idėja mane paviliojo ir aš ją atidaviau visą savo gyvenimą. Būdamas Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininku, būdamas dabar Europos parlamento nariu, aš tikrai tikiu, kad mūsų ES projektas unikalus pasauliniu mastu, vienintelis toks, kur 27 tautos efektyviai gali spręsti ir bendras problemas, įkūnydamas taiką, įkūnydamas pažangą, demokratiją, žmogaus teisės ir, svarbiausia, socialinį teisingumą. Štai kodėl aš nusprendžiau dalyvauti ES politikoje. Europa įkvėpia. Pats pavadinimas Europos įkvėpia jau tūkstančius metų. Tačiau šiandien, šiame globaliame pasaulyje, kada tiek daug turime įvairių iššūkių, ES projektas vienintelis yra pagrindžiantis visas žmogaus teisės, pagrindžiantis tautų lygybę, bendradarbiavimą, solidarumą ir turintis mechanizmus, kurie realiai veikia. Tai yra vienintelis toks projektas visam pasaulyje. Jungtinių tautų projektas yra kitoks, jis daug silpnesnis. Tai yra unikalus pavyzdys kitiems kontinentams, Afrikos, Azijos, Amerikos kontinentams, sekti mūsų projektų. Štai kodėl ES projektas, sukurtas pagal nuostabias bendrijų ir tarp vyriausybinio metodo horizontalės, gali patraukti visus kitus. Ir Mane metodas, Altiero Spinelli idėja ir Šumano idėja, tai įkvėpia ir kitus kontinentus sekti mūsų pavyzdžių. Mano pats mėgiamiausias filmas yra gilus, sukrečiantis Federico Fellini filmas Kabirijos naktis. Kabirijos naktis tai yra drama atskleidžianti, kokios gilios yra mūsų sielose konfliktų šaknis ir kaip staiga pražysta, moteryje pražysta meilės jėga, kuri nuginkluoja gana niekšingas vyro mintis. Ir nuostabi aktorė Giulietta Mazzini suvaidino šitaip Kabirijos rolę Federico Fellinio filme, kad tai liko visam gyvenimui. Galinga, pražystanti vilties, tikėjimo ir žmoniškumo jėga spindėjo jos vaidmenyje. Mano mėgstamiausių dainų sąrašas labai ilgas, bet pagrindinis dainoje tikslas yra sužadinti vaizduotę ir prabudinti žmoguje viziją. Ir aišku, Johno Lennono Imagine. Tai yra ir gilus filosofinis tekstas, ir puikus emocinis, ir nuostabiai uždegantis, ir leidžiantis tikėti, kad vizija turi galią. Taigi, Johno Lennono Imagine. Neabejotinai, šiandien mes vėlgi matome pačią didžiausią dramą – karą Europos kontinente. Šovinizmas, nacionalizmas, neofašizmas, radikalios idėjos, radikalus susipriešinimas,
labai sukelia daug pavojų mūsų gyvensenai. Taip pat neabejotinai tai, kad turime atremti karą ir sustabdyti agresorių ir nubausti vėl agresorių. Šita tokia sunki užduotis iš tiesų yra pats didžiausias šiandien iššūkis ES kaip globaliam politiniam žaidėjui. Kita vertus turime suprasti, kad čia pat yra dar vienas baisus karas – artimieji rytai, Gazos pragaras, Gazos katastrofa, terorizmai. Terorizmas yra pati baisiausia niekšybė, kuri kankina mus per visą šitą dešimtmetį ir šį terorizmą reikia vėl įveikti. Taigi, kaip niekad šitie du reiškiniai – karas ir terorizmas, nacionalizmo bujojimas – iškelia mums didžiausius iššūkius. Neabejotinai klimato krizė, klimato kaita daro didžiulį poveikį viskam. Daro didžiulį poveikį žmonių gyvenimui, maisto grandinėms, žemės ūkiui, energetikai, kainoms. Daro pavojų mūsų bioįvairoviai. Ekologinis mūsų pusiausvyros klausimas iškilęs pačiu aštriausiu būdu. Taip kad karas, terorizmas ir klimato kaitos sukeliamas grėsmės yra patys didžiausi 3 iššūkiai šiandien prieš mus. Iš visų ES politikų aš ypatingai myliu Altiero Spinelį. Tai kovotojas, tai giliai savo įsitikinimais tikintis žmogus. Žmogus, kuris buvo įkalintas Vantotenės kalėjime Musolinio diktatūros laikotarpiu ir matydamas, kaip siaučia Antras pasaulinis karas kalėjime, jis nenustojo vilties parašyti savo didįjį tikslą apie taikę Europos Sąjungą. Ir jis parašė Vantotenės manifestą kartu su savo draugais, kuris išreiškė didelę viltį tuo metu krauji pasrūgusiai Europai, tuo metu siaučiant neapykantai tarp tautų, dominuojant nacizmui, fašizmui ir stalinizmui. Jis ėmė teikti viltį apie demokratinę, stiprią, suvienytą ir taikę Europą. Tokia vizija žmogaus esančio kalėjime taip uždega, taip įkvepia. Ne veltui Altiero Spinelli šiandien yra Europos parlamente įkūnytas viename iš pastatų. Taigi Altiero Spinelli. Mano mėgstamų valgių sąrašas yra labai platus. Aš mėgstu visų pasaulio tautų maistą ir suprantama visą laiką gali pasakyti, kad esi savo tautos atstovas. Na, o Lietuvoje cepelinai yra žinomi kiekvienam kaime, kiekvienam miestelėje. Ir aš iš tikrųjų labai mėgstu savo žmonos pateiktus cepelinus, savo mamos. Ir ta tradicija yra visą laiką sušildanti, ne tik valgant, bet ir matant, kaip cepelinai gaminami.